tuo metu, kai man atrodė, kad aš neturiu nieko, aš supratau, kad aš turiu viską. Oi, užsiknisau dabartinėme darbe, dabar išeinu ir pailsėsiu. Išėjau ir kitą dieną pradedu ieškotis. Kur pailsėsiu? Tai kai aš žinau, kur norime nueiti, viena dalis yra. Antra dalis tai yra pasižiūrėti, kur mes šiuo metu esam. Santykė su to, kur norime būti. Kaip užtikrinti ten darbuotojų įsitraukimą, ten ar ten dar kažką. Tai atsakymas paprastas. 2 žodžiai. Savo pavyzdžiui. Labas. Mano vardas Giedrė Vaitiekūnaitė, esu personalo valdymo paslaugas teikiančios agentūros HR Hint Online įkūrėja ir vadovė. Mano tikslas, kad personalo valdymo lygis organizacijose augtų, organizacijos klestėtų, o jose dirbantys žmonės būtų laimingi. Siekdama to, jau 4 sezoną kuriu laidą Auginantis pokalbiai. Auginantis pokalbiai tai pokalbiai su savo srities profesionalais ir ekspertais, kurie noriai dalinasi savo žiniomis ir patirtimi. Ir mes turim puikią galimybę augti personalo valdymo, vadovavimo, organizacijų vystymo, sąmoningumo ir asmenybės brandos temose. Taigi kviečiu mus žiūrėti ir šį sezoną, žiūrėti ir klausyti HR Hint Online paskyrose Facebook, YouTube ir Spotify. O šios laidos nebūtų be pagrindinio rėmėjo HR Hint Online. HR Hint Online tai agentūra, kuri teikia personalo valdymo paslaugas. Personalo vadovo nuoma organizacijoms, kurios neturi personalo vadovo, ir HR klubas bei HR akademija personalo valdymo specialistams, kurie nori augti ir tobulėti šitoj temai. Na, o aš kviečiu nerti į šios dienos temą ir mano pašnekovas šiandien koučingo specialistas Miroslavas Mankevičius. Labas, Miroslavai. Labas, Giedrė. Labai dėkui, kad atėjai. Ačiū labai, kad pakvietei. Aš tikiu, kad šitas pokalbis bus labai įdomus, labai vertingas. Mes jau pakrizenom, pasijuokėm ir bandėm nuimti mano pirmosios laidos šį sezoną įtampą. Tai dėkui tau labai dar kartą. Ačiū tau. Aš iškart pasakysiu žiūrovams ir klausytojams, kad paklausiu, ar galima bus pajokauti. Ir Giedrė leido, tai tikiuosi, kad turėsim progų. Aš neabejoju. Miroslavai, šiek tiek pasiskaičiu apie tave, apie tavo patirtį, tai tavo karjeroje vadovavimo pozicijos valdybose, dabar esi koučingo specialistas ir pristatai save taip, kad esi tas, kuris padedi lyderiams ir organizacijoms būti sėkmingesniems, eiti per drąsą, per kažkokius matyti nepatogumus, kad ta sėkmė ir klestėjimas ateitų. Tai labai džiaugiuosi, labai į temą mūsų laidoje. Dėkui. O Miroslavai, jeigu reikėtų papasakoti tau apie tai, kaip atsidūrei čia, kur dabar esi. Koks buvo tavo kelias, koks tavo augimas? Na, tas kelias ir ta kelionė jinai vyksta, nes augimas yra kelionė. Ta kuri neturi pabaigos. Jinai vyksta tol, kol eini. Tai aš galėčiau dabar išskirti galbūt keletą tokių etapų. Pirmasis jų aš jį vadinu paieškos etapas. Tai per mano paieškos etapą aš dariau daug dalykų. Tai pradėjau nuo nevyriausybinio jaunimo organizacijų, nuo savanorio priedo prie kopijavimo aparato iki didžiausios nevyriausybinės jaunimo organizacijos Lietuvoje vadovo. Toliau dirbau nevyriausybinio organizacijų sektoriuje ir šiuo metu savanoriauju keliose ne jaunimo, bet nevyriausybinėse organizacijose. Taip pat turėjau nemažą atkarpą kelio kaip politiko. 10 metų buvau politiku, buvau vidaus reikalų ministro patarėjų, 2 kadencijas Vilniaus miesto tarybos narių, renkamų politikų ir taipogi dariau verslus. Dariau verslus nuo krautuvėlių tinklo, tokio kaimiško ūkiško maisto su partneriais, konsultacinio verslo, kuomet mes rašėme ir administravome ES struktūrinių fondų paraiškas ir projektus, ir toliau didelės žaliavos verslas tarptautinis, tai yra 6 valstybės 7 įmonės, tame tarpe Ukraina, Moldova, Rumunija,
Iš pradžių graikiniai riešutai, po to medus, gamyba, žaliavos ir taip toliau. Ir šitą etapą aš vadinu tokiu kaip ir paieškų etapu. Tuo metu aš dar nežinojau, ko aš ieškau, bet aš ieškojau. Vėliau, tam tikrų momentų, vienas iš didžiausių mano verslų man asmeniškai nepavyko, dariau kartu su partneriais, man nepavyko. Ir tai buvo kaip ir man asmeninė krizė, prasidėjusi nuo partnerystės krizės, verslo krizės, finansinės krizės ir pasibaigusi mano kaip ir asmeninė, psichologinė, emocinė ir fizinė, fiziologinė krizė. Ir tuo metu aš perėjau į tą antrą etapą - integracijos ir refleksijos. Tuo metu, kai man atrodė, kad aš neturiu nieko, aš supratau, kad aš turiu viską. Ir pradėjau užduoti tokį vieną klausimą savo, kuris yra labai paprastas, bet labai gilus. Kodėl? Kokia yra mano misija? Ir supratau, kad toj savo kelionėje, kuomet aš kažko ieškojau, bet nežinojau ko, aš ir ieškojau tos prasmės. Ir ieškojau tos savo misijos. Ir kadangi mokymus dariau jau nuo 2003 metų, vienaip arba kitaip, tęsiant visas tas mano veiklas, kelias iš jų ir derinant vienu metu, nes tai buvo galima ir pagal teisės aktus, ir pagal mano užsidegimą. Ir aš supratau, kad mano misija arba mano noras tai yra padaryti pokytį. Tada klausimas, kokį pokytį padaryti? Aišku, kad šitam pasauliui. Tada kaip galima padaryti tą pokytį? Ir aš ieškojau tą būdų padaryti tą pokytį per nevyriausybinės organizacijas, per politiką, per verslus, ten vienokius arba kitokius. Ir aš supratau, kad vis tiek pokytį šitam pasauliui daro žmogus. Ok, jeigu pokytį daro žmogus, kaip aš jam galiu padėti? Jeigu aš padėsiu tam žmogui daryti pokytį, reiškia, aš prisidėsiu prie to pokyčio darimo. Tie žmonės būrėsi į komandas būrėsi į organizacijas ir tai natūraliai iš to antro refleksijos tokio, ir integracijos proceso aš ir perėjau į tą veiklą, kurią vykdau dabar. Tai nėra vienintelė veikla, bet tai yra veikla, kuri užima absoliučiai daugumą mano laiko. Ir darydamas mokymus supratau, kad mokymai yra labai reikalingi, viskas su jais yra gerai, įgūdžiai ir taip toliau ir panašiai. Pagrindinis iššūkis yra tame, kad asmuo arba komandos narys, grįžęs iš tos wow dienos, grįžta į savo organizaciją, kurioje tame wow buvo jis vienas arba jie keliese. Ir būtent tuo metu tam asmeniui, tam, kad jisai galėtų arba jinai galėtų pritaikyti tą savo naują suvokimą, jam reikalinga parama. Taip. Ir ieškodamas to būdo, kaip galima būtų padėti, nepaneigiant mokymų, nepaneigiant seminarų, bet padėti, išbūti ir daryti tą pokytį, aš ir atradau coachingą. Coachingo metodus taikiau nuo pirmos knygos lietuvių kalba atradimų, ten 2007 ar 2006 metais, nevykusi labai išversta, bet pirmoji knyga, kuri teko perskaityti. Ir nusprendžiau eiti meistrystės keliu. Tai yra ne tik tai taikyti kažkokius savo atradimus, bet ir tobulėti toje srityje. Ir taip aš atsiradau coachingo veikloje. Ir šiuo metu aš dirbu su asmenim, komandom ir organizacijom, taip, padedant tapti jiems arba joms sėkmingesnėmis. Wow. Miroslavai, tai, ką aš girdžiu, noriu pasitikslinti, teisingai suprantu, tavo asmeninė krizė buvo tas impulsas, tai, kur esi dabar, impulsas keliauti ten, iki kur atkeliavai dabar. Būtent, taip. Ir kas tau padėjo, ar tu viduj buvai toksai stiprus, kad nesustoji, o tiesiog ėjai tolyn? Ar buvo kažkoks noras, ar buvo žmogus kažkoks, kuris padėjo, nesgi galima nepasisekus, esu nevykėlis, man nepasisekė, nelemta. Aš turėjau pabūti tame.
aš pabuvau. Pabuvau ir tame nevykėlio mentalitete arba sąmoningume kurį laiką. Ir žinai, kada eini dugno link, pramuši tą dugną, dar vieną atrandi, dar jį pramuši ir po to jau atrandi kažką tai tokio kieto, tada kietą žemę, ar ne, nuo kurios gali atsispirti, pabūni tenai ir supranti, kad toliau jau dugnų jau daugiau nebėra. Jau reikėtų judėti kažkur tai toliau. Ir mano atveju tas impulsas atėjo iš manęs paties. Ir tada prasidėjo ieškojimas. Ir natūraliai prasidėjo ieškojimas. O kai pradedi judėti, kai prasideda veiksmas, atsiranda galimybės. Jeigu nieko darau, kol aš nieko nedariau, jokių galimybių nebuvo. Atsirado pirmieji, po tos pertraukos, atsirado pirmieji klientai, kurie sakė, klausyk, tu mums čia kažką darai prieš kelis metus, gali strateginę sesiją sumoderuoti, nes buvo viskas gerai. Wow, nieko nepadariau, bet tiesiog pradėjau ieškoti, pradėjau judėti ir atsirado galimybės. Toliau ir toliau ir toliau. Atsirado prasmingi pokalbiai. Tame tarpe aišku, kad reikėtų paminėti ir Polą Petrauską, kurį tu puikiai pažįsti, su kuriuo mes irgi kažkurio momentu pasikalbėjom. Polas Petrauskas, manau, kad klausytojų ir žiūrovai žino, tai jeigu nežino, tai tikrai... Jis buvo ir mano pašnekovas, aš tada tikrai žinau. Tai jo, tai geriausias coachingo specialistas Lietuvoje, vienas iš geriausių coachingo specialistų pasaulyje, tikras profesionalas. Tai ir tuomet su juo nuėjome tą kelionę, ta prasme paskatino nueiti kelionę Marshalo Goldsmito, tokios kaip ir sistemos darbo su vadovais, kuri remiasi 360 tyrimais. Ir tai iš pradžių, sakyčiau, taip, toj meistrystėj nuėjau į antstato statymą, tu žiūriu, o pagrindo tai tokio kaip ir nėra. Ir aišku, kad aš nuėjau į coachingo mokyklą. Ir taip žingsnis po žingsnių ir išjudėjau. Tai atėjo iš vidaus, pradėjau ieškoti, pradėjau rastis galimybės ir tos galimybės visuomet yra sąlygotos su aplinka, kurioje esi arba kurios link eini su žmonėmis pirmiausiai. Ir kai kalbėsi, tai ir randi temas ir randi erdvės augimą. Tu taip gražiai kalbi ir taip atrodo viskas, nors ir pamini, kad buvo sunkumų, buvo duobių, dugnų, kelių sluoksnių. Bet vis tiek taip atrodo viskas lengvai, paprastai. Ir aš kartais girdžiu iš aplinkos, kad žmonės sako, kad augimas yra mano viena didžiausių vertybių, aš labai noriu augti, man labai patinka augti, man labai yra svarbu augti. Ir tai kartais yra tikrai gražu, lengva, paprasta. Mes paina kortos, kaip sakoma, ne, ir viskas taip sklandžiai vyksta. Bet tai, ką girdžiu iš tavęs ir tarp eilučių, ir tai, ką tu greičiausiai išgyvenai, tas augimas būna visoks. Ir tai ta madinga frazė nebūtinai yra lengva. Tai tau praėjusiam tą sunkumą, ką tu pasakytum žmonėm, kurie yra toj augimo kelioniai ir nei kiek nebefaina tenai? Kaip išbūt, kaip išgyvent, kaip atsispirt nuo to dugno, jeigu dar kartą įlūžti. Tai... Pirmas dalykas, tai, žinai, viskas su tuo yra gerai. Okay. Jeigu kur tu esi, viskas su tuo yra gerai, kur tu esi šiuo metu. Klausimas, ką tu su tuo darysi. Tai, žinai, žiūrint taip retrospektyviai, tame būnant toj būsenoj, tai buvo tokio, žinai, gailesčio momentų. Pykčio momentų. Jo, gailesčio savo pirmiausia, aišku, kaip man nepasisekė, koks aš esu vargšelis ir taip toliau. Tačiau to integracijos ir toj refleksijos dalyje, na, aš supratau vieną dalyką, kad viskas, kas įvyko, aš nieko nesigailiu. Daugelio dalykų tuo metu aš galėjau daryti kitaip, aišku, bet aš padariau taip, kaip aš padariau. Ir aš nieko nesigailiu. Pagrindinis dalykas, kad mūsų praeities poelgiai vyksta klaidomis tik tai tuomet, jeigu mes nesureflektuojam ir nepasidarom savo įžvalgų ateičiai.
Gerai, aš dabar sustabdysiu šitą momentą ir užfiksuosiu, nes man jis atrodo yra labai labai svarbus. Nes aš irgi girdžiu dažnai, kad man atsitiko, man nepavyko, aš čia padariau klaidą, aš esu nevykėlis. Tai, ką tu sakai, jeigu mes neprareflektuojam tų situacijų, kodėl taip atsitiko, mes ir išeinam su tą emociją, kad tai yra klaidos, aš nevykėlis ir kažkas mums nepasisekė. Tai ir sluoksnis po sluoksniu dedam tai savo mintise. O aišku, kad viskas po to mūsų mintis sąlygoja mūsų emocijos sąlygoja mūsų veiksmus. Ir sukuriam tokį kaip ir užburtą ratą. Kadangi mes tai patys darom, reiškia, mes tai patys galim ir pakeisti. Tai šiuo metu viskas, kas įvyko ir visi mano poelgiai, kurie įvyko, šiuo metu yra didžiausias mano turtas, dirbant ir padedant kitiem asmenim, komandom ir organizacijom. Tai be pigų tau, tu esi dabar pasirinkęs tokią patogią specialybę, coachinė, aiškinė, taip nedaroma, taip daroma. Coacheriai neaiškina, žinau. Bet, o ką daryti tam žmogui, kuris, nėra tokioj patokioj pozicijoje ir jis tikrai pridarė klaidų, tikrai savo patirtyje turi kažkokių tai nuostolių. Kaip jam patikėti, kaip jam išlipti iš to ir kaip jam sakyti, kad, viskas čia su tuo, okei. Wow, geras klausimas, žinai. Dėl nuostolių. Aš nesidalinsiu nuostoliais, kuriuos aš esu pridaręs ir kurių poveikį ir pasiekmes aš jumtu dar dabar, dar jausiu plius minus, kaip minimum 5 metį į priekį. Žinai, kai su kuo didesniu kažko sukūrė, tai to didesnio sugriuvimas. Tuo didesnės bangos. Tuo didesnės bangos raibuliuoja. Tai natūraliai. Ir man atrodo irgi, kad tai buvo, aš buvau beviltiškoje tokiai situacijai, man atrodė. Ar ne, bet šiuo metu aš esu. Aš jau pro tai praėjau ir viskas keičiasi, žinai. Ir tai, kas atrodo labai didelio, kai tu žinai, kur tu eini, tampa tokio kaip foniniu triukšmu, su kuriuo tu įpranti gyventi. Tai kalbant apie pokytį, grįžtant dar prie pokyčių galbūt, pokytis man arba augimas, ar ne? Mes kalbėjome apie tai, kas tas yra augimas, yra komfortiškas ar ne. Tai pokytis ir augimas man siejasi su 2 dalykais. Su darimu, kaip minimum kitaip, arba naujai, ir su refleksija. Darimas jau yra nepatogus, ar ne? Nes reikia kažką daryti. Diskomfortas. Darimas kitaip arba naujai, kaip nesidaręs, dar labiau yra nepatogus, nes tu įeini į tą nežinojimo būseną arba nežinojimo erdvę. Jeigu tu darai viską taip, kaip tu darai vakar, tai šiandien tai tau yra labai komfortiška. Man yra labai komfortiška. Nes aš viską pažįstu, viską žinau. Bet aš sakau, kad jeigu tik tai darai, nedarai kažko kitaip arba naujai, tu neaugi. Ir antra sudedamoji dalis tai yra refleksija. Tai yra to naujo veiksmo, jo poveikio, jo pasiekmių reflektavimas. Tai mano nuomonė, augimo nėra, jeigu nėra šitų 2 sudedamųjų dalių. Kitaip tariant, jeigu skaitai kaip super CEO, pasižiūrėjai kažkur tai, kad ten super pasauliniai CEO perskaito 40 knygų per metus ir kolekcionuoja tas knygas, perskaitytas, uždedi gražią nuotrauką metų pabaigoje LinkedIn'e, su to krūvatų knygų šalia jos nusifotografuoja arba dar kažkaip, bet tu nieko nepritaikai, tu neaugai. Nieko nesureflektavai, refleksija turi vesti irgi prie kitokio veiksmo. Vėlgi tu neaugai. Tai galima tapti vadybos dar kažkokiu mokytoju, mokyti kitus, bet pas save gyvenime su tais dalykais kaip ir nelabai sugebėt susitvarkyti. O aš kalbu apie savo augimą, ar ne? Ir augimas, kuo jisai yra, asmens augimas, ko dar jis yra žavus, mes su tavim žinom, kadangi tu irgi esi coachingo specialistė, tai yra geriau pažįstant save, mes įgauname, kaip ir įrankius, arba dabar madinga sakyti, supergalę, geriau pažinti kitus. Jeigu aš savęs nepažįstu, o mano darbas yra komandoje, arba su žmonėm, bus sudėtinga. Pradėti reikia nuo savęs. Ir būtent toj refleksijoje
Kodėl refleksija gali, kaip augimo gali būti nemaloni? Nes tenka susidurti su savim tokiu, koks tu esi iš tikrųjų. Ne toks fainas pukuotas kaip Instoj. Ne tik tai tokioje gražioje sušukuotoje iščiūstintoje aplinkoje. Ar ne? Bet ir kitoks. Ir priimti tai. Ir suprasti, sureflektuoti ir vėlgi sugalvoti, o ką aš su tuo darysiu? Galbūt pabandysiu kažką daryti kitaip. Nice, judam. Tai klausai apie tą, kaip ir rekomendaciją, tai toks labai apibendrintas pasakymas, mano būtų, tai yra jaustis patogiai nepatogume. Tuose dalykuose, kad, suvokti, kad visko šitame pasaulyje tu negali kontroliuoti. Ir net nereikia to siekti kontroliuoti. Mano didžiausi išmokimai buvo sąlygoti su to, kad aš supratau, kad aš stengiausi visą pasaulį laikyti už gerklės. Okay. Viską sukontroliuoti, visas aplinkybės. Klientas nekelia ragelio, dar skambint, antrą, dar skambint, ne, dar važiuoti, dar eit, dar kažkur tai. Ne? Ir tada kas, ypatingai kalbant apie vertės kūrimą, ne, matosi, kad čia man labiau reikia. Ir aš apie save, apie savo ego. Už paukščiukų uždėjimo, ne apie klientą ir kokie jo tuo metu tikrieji poreikiai yra. Ir tai yra visiškai nesvarbu, ar aš su žmonėm dabar dirbu, ar aš tuo metu kartu su partneriais 1000 tonų pardavinėjau medų. Tai yra apie tą patį. Realiai. Tai vat jaustis arba apsiprasti, bandyti prisijaukinti tą nepatogumą ir surasti tame savo jaukumo, savo žavesį. Mano nuomonė, kad tai yra toks labai fluffy, ne? Toksai labai, labai bendras, bet pirmas žingsnis, kuris tikrai yra, tik man asmeniškai buvo vertingas, tai dėl to apie savo patirtį dalinuosi. Antras dalykas, kalbant apie augimą, ir jeigu mes palyginsime tai su gamta, gamtoje viskas yra labai paprasta. Arba augi, arba miršti. Ar ne? Nėra tarpinės būsenos. Bet yra žiema, yra žiemos sezonas. Mes gyvenam šalyje, kurie dar žiema yra labiau pastebima, ar ne? Ir žiemos sezonas tai reiškia, kad yra tam tikra būsena, kai galima sustoti. Nereikia visą laiką bėgti, galima sustoti. Ir su to viskas yra gerai. Svarbiausia yra, kokia yra kryptis. Ar mes augame? Jeigu mes neaugame, reiškia, arba mes šiuo metu trumpam sustojame prieš tolimesnį žingsnį augimą, integruojame, apmąstome galbūt kažką, ar ne, prisijaukiname tai, ką atradome, arba mes mirštame. Tai aš jau pasisakau už tai, kad su sustojimu, su pauze irgi yra viskas yra gerai. Kokia kryptis? Bet Miroslavai, man labai patinka irgi sulyginimas su gamta. Aš irgi dažnai stebiu, žiūriu, ypatingai kai pasimetu, pagalvoju, o kaip yra gamtoje. Ir tas tavo pasakymas, kad yra žiema, yra pavasaris, yra vasara, kai viskas klesti, ruduo, kai nuimam derlių, ir žiema, kai yra pauzė. Aš galvoju, prieš keletą metų, kai nebuvo Instagramo, Facebooko ir viso kito, tu galėjai savo pasakyti, matyti ir patikėti, kad dabar yra žiema ir aš išgyvenu pauzę ir sukaupsiu jėgas ir eisiu tolyn. Betgi dabar aš toje pauzėje galiu atsidaryti Instagramą, galiu pasižiūrėti LinkedIną tą krūvą knygų, jie tai skaito, jie tai daro, jie tai keliauja, jie kažką pasiekia, jiems pasisekė, o aš sėdžiu ir nieko atrodo nedarau. Kaip išbūti tame ir kaip suprasti, kad man tai yra iš tiesų tik tai pauzė, o ne mirtis jau. Yra kažkokie skiriamieji elementai būsenose? Pirmas dalykas, aišku, kad vaizdinys ir tikrovė yra du dalykai, kurie gali skirtis. Išlaikyti kritinį mąstymą. Būtinai. Jeigu aš kaupiu savo gražiausių momentų nuotraukas tam, kad galėčiau tinkamų momentų jomis pasidalinti socialiniuose tinkluose, tai nereiškia, kad aš neturiu tų momentų, kuriais nenorėčiau pasidalinti. Ir net nereiškia, kad tie momentai, kuriais nenorėčiau pasidalinti, nedominuoja mano gyvenime. Ar ne? Tai išlaikyti kritinį mąstymą. Pirmas dalykas, man atrodo, kad tai yra,
Tai yra kaip ir, pakankamai svarbu. Aš galbūt apie tai norėčiau pirmiausiai išskirti. Klausimas yra, kaip išbūti, ar ne? Kaip išbūti? Nes aš dėl ko klausiu, vat, tu savo patirtim daliniesi, aš irgi žinau, kad man tai būna. Žinau, kad mūsų tikrai klausysis, kadangi personalo valdymo auditorija pagrindė klausysis moteris, kurios išeina vaiko priežiūros atostogas. Ir aš pati esu išgyvenusi tą, kai atrodo aplinkui gyvenimas vyksta, o aš tik tai pampersus keičiu ir košytėm kūdikį maitinu, ar kas tai būtų. Ir veikliem žmonėm, aktyviem žmonėm ir vat, man buvo tikrai sunkių momentų, kai aš galvoju, kas dabar čia viskas, ar aš tikrai sugrįšiu, ar aš tikrai galėsiu. Aš truputį čia papildau tą temą, taip. Vat, kai atsiranda kažkokios sąlygos objektyvios. Bet... Tai su to yra viskas gerai, su tom pauzėm yra viskas gerai. Man atrodo, pagrindinė stiprybė, kurią tu pati pasakė, tai yra užduoti savo klausimą. Ir antras dalykas, aš labiau į tą misiją savo orientuojuosi, ar ne? Tai tokį, kaip įsivaizduoju tokį momentą, kai aš būsiu šitame pasaulyje paskutinę akimirką, gulėsiu kažkur, pageidautina šezlongė prie jūros, raibuliuoja, tokia saulė atsispindi, raibuliuoja, ar ne? Ir prieš mano akis juda tas filmukas, nuotraukų albumas, skaidrės PPT arba ten dar kažkas. Tai. Ir tikriausiai, kad tame nuotraukų albume, tam, kad aš galėčiau pasakyti, Miroslavai, tu nugyvenai gerą gyvenimą. Tu bent jau pabandėjai padaryti viską, ko norėjai, tikrai nebus tik tai darbo sritis. Ofisas, visas komandos, visos žmonės, tame bus žymiai daugiau dalykų, kurie yra svarbus. Tikriausiai susiję, mes kaip žinom, su tavimi tos 4 S, ar ne? Tikriausiai ne tik tai su stabilumu, bet ir su mūsų sveikata, ar ne, judėjimu, tikriausiai su savirealizacija ir tikriausiai su santykiais, mums svarbiausiais žmonėmis ir akimirkomis, kurias mes praleidome kartu. Tai ir tavo didelio tikslo turėjimas, aš tada suprantu, kad mano veikla, tą, ką aš darau, tai yra instrumentas. Mano tam didžiausiam kodėl, mano gyvenimo kodėl pasiekti. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, kartais, kai mes augame ir kažką pradedame daryti, mums yra sunku išlaikyti nuoseklumą arba tęstinumą. Tai tam aš naudoju savo asmeniškai kitokią analogiją. Kiekvieną naktį, kai mes pažvelgiam į žvaigždes, mes matome praeitį, o ne dabartį. Šitos žvaigždės, kadangi jos yra nuo mūsų nutolusios 10 ir 100 šviesmečių, dalis iš jų jau yra užgesusios, pakeitusios savo poziciją, susijungusios, prarytos juodųjų skylių ir taip toliau ir panašiai. Mes matome tik tai praeitį. Tai kai mes pradedame kažką tai daryti, mūs dar kurį laiką lydi mūsų seno darimo inercija. Ir mes tiesiog turime turėti šiek tiek kantrybės, išbūti tame darime, kad visa aplinka, kuri mūsų supa, pasivytų mūsų naują elgesį, arba mūsų naują darimą, arba mūsų naują realybę. Jeigu neskamba tik tai kažkaip metafiziškai, nes tai yra paprasta, tai yra paprastas mokslas. Kitaip tariant, jeigu mes taikysim analogiją su dangaus kūnais, su žvaigždėmis. Taip natūraliai vyksta ir gyvenime. Mes pradedam kažkokį naują įprotį ir taip toliau, su savo komandom kažką tai naujo daryti. Ir aišku, gali atsitinka taip, kad iš pradžių yra naujoko sėkmė. Todėl, kad visi ką pagalvoja. Tas vadovas išvarė vėl į seminarą, vėl kažko tai prisiklausė ir vėl bus viskas taip, kaip buvo. Grįž, savaitę pasvaigs. Ir paliks mus ramybėj. Tai iš pradžių mes padėkim jam pasvaigti. Arba jai pasvaigti. Padedam pasvaigti, savaitė praeina, vadovas nesikeičia, 2, 3. Koks nekomfortas. Mums reikia keistis, mums reikia kažką tai daryti kitaip. Tada pabandykime padėti vadovui grįžti
į tą seną, mums pažįstamą, komfortišką elgesio modelį, elgesio būseną. Ir aišku, kad tada atsiranda organizacijai, neretai atsiranda, ne visada, bet neretai atsiranda pasipriešinimas, kur vadovas atrodė, kad anksčiau yra viskas paprasta, atsiranda sunkumų, nes jo pasikeitęs elgesys verčia keistis ir artimiausia bent jau organizacijos aplinka ir po to tai gali, kuo daugiau tokių žmonių yra, arba tam hierarchiškai koks, tai gali nuraibuliuoti per visą organizaciją. Ir tada dažniausiai jiem reikia mūsų paramos, tiem vadovom išbūti tame, susireflektuoti, galbūt pasikeisti šiek tiek elgesio strategiją ir paramos reikia tiem žmonėm, kurie suvokia, kad reikia keisti elgesį, kad čia nebuvo savaitė for fun, kad tikrai kažkas keičiasi rimtai. Labai gražiai nukeliavai į organizacijas ir man norisi dar paliesti, nes mūsų auditorija ir vadovai, ir personalo valdymo specialistai, na ir tarkim vadovai, personalo vadovai, tą užduotį augti yra atlikę dėl savęs ir daro veiksmus, reflektuoja, keičia savo elgesį. Na, bet vienas žmogus, tu puikiai žinai, ar keletas žmonių didelėje organizacijoje pokyčio neįveiks ir nepadarys be komandos. Kaip atpažinti žmonės, kurie yra pasiruošę augti? Kaip juos paskatinti, pamatyti tą šviesų rytojų? Galbūt ne visus reikia skatinti augti, gal galima dalį palikti ramybėj. Ne visigi nori augti, Miroslavai, ar neteisybė? Ar visi, ar kaip, truputį nušoku nuo temos, bet kaip tu galvoji? Ar visiems to reikia? Kalbėjom apie sezoniškumą. Ar ne, tai kalbant apie sezoniškumą, tai mes galime būti skirtingoje fazėje, ar ne? Dalis žmonių gali būti žiemot šiuo metu. Dalis rudenį jau raiškit savo prieš tai buvusio augimo rezultatus, ar ne? Dalis tik tai pavasarį kažką tai tik pradėt ieškoti, jausti nekomfortą tame jau, kur jie jau yra ir ieškoti, kad kažko dar man trūksta. Tai tą reikia priimti. Ir organizacija natūraliai, kad nebus taip, kad visi žmonės bus viename cikle. Mes esame perdėm skirtingi, kad visi būtume vienodi ir tame yra žavumas ir tame yra stiprybė, nes mes tuomet papildom vienas kitą ir organizacijų išlyginam tą dinamiką, nes priešingų atveju visi miega, organizacija pristoja, po to visi auga, organizacija nepakanka išteklių, nes augimas visuomet reikalauja išteklių. Kuo didesnis augimas, tuo daugiau išteklių reikia. Pirmiausia, iš asmens ir jeigu mes kalbame apie organizacijas, tai natūraliai, jeigu tų asmenų yra daug, tai yra ir daugiau finansinių laiko, visokiausių, kokių jų tik tai gali prireikti. Tai aišku, kad pirmas dalykas identifikuoti. Viskas prasideda nuo to, kai su vadovais dirbu, tai visą laiką klausia, kaip užtikrinti ten darbuotojų įsitraukimą, ten ar ten dar kažką. Tai atsakymas paprastas. 2 žodžiai. Savo pavyzdžių. Nenori, kad kiti vėluotų, nustok vėluoti po velnių į tos susirinkimus pats. Nori, kad kiti atliktų užduotį, prisiimiai įsipareigojimą prieš komandą, atlik ją. Kad nebūtų dvigubų standartų organizacijų. Tai pirmas toks ir kaip esminis patarimas matyti yra apie tai. Kalbant dabar apie žmogiškųjų išteklių specialistus, tai aišku, kad jų užduotis yra identifikuoti tas fazes arba tas būsenas ir būti šalia. Man taip atrodo. Ne? Jeigu ryšys ir santykis yra sukurtas arba žmogiškų išteklių specialistai mažesnėse organizacijose patys jį sukuria, ar didesnėse organizacijose padeda vadovams juos arba tą ryšį sukurti, ar ne, būti šalia reikiamų momentų, pasižiūrėjęs, ar tai yra pavasaris, ar tai yra vasara, ar tai ruduo, ar tai žiema, tiesiog padėti pamatyti, padėti sureflektuoti, padėti suprasti. Marsha Reynolds, viena iš tokių žymiausių coachingų specialisčių pasaulyje, irgi vienos konferencijos metu mūsų pasakė labai tokius prasmingus man žodžius. In order to think out of the box, you need to see the box first. Tam, kad mąstytum už dėžutės, smėlio dėžutės ribų, pirmiausia, tu ją pamatyti.
Tai vat žmogiškų išteklių specialistai arba savarankiškai, arba su būdami pagalba arba resursų vadovams turi padėti tiem žmonėm identifikuoti tą smėlio dėžę, augimo ribas arba mano dabartinio veiksmo ribas ir tam, jeigu aš noriu eiti į kitą lygį, aš jau pribrendęs, pasiruošęs, parodyti, apibrėžti, padėti apibrėžti tą smėlio dėžę ir pamatyti, kas už jos yra. Jeigu bus papildomas veiksmas, kas už to atsiranda, kas iš to atsiranda, kokios yra iš tų pasiekmes. Tai man atrodo, kad tai yra iš tikrųjų iš vienos pusės yra labai paprasta, bet iš kitos pusės yra labai sudėtinga. Nes to buvimo kartu sąlyga yra ryšys. To žmogaus, kuris padeda tam kitam augti. Ar tai yra vadovai, atitinkamai one-on-one su savo žmonėm, kur yra kalbama ne tik apie tai, kas man kaip vadovui yra svarbu, ir tai nepaverčiame dar vienu atskaitomybės susirinkimu, bet ir kalbama ir sukūrime erdvės, kad kalbėtume apie tai, kas mano komandos nariui yra svarbu. Ir tas pats liečia ir žmogiškų išteklių specialistus. Jeigu jie dirba su vadovais, tai padėti ir vadovams pamatyti tą savo smėlio dėžę ir kas už jos yra. Man Miroslavai labai patiko tokia mintis, nereziumuoju dar pokalbio, bet jau tokia tavo pasakymus apjungianti, atsitrauk truputį ir pamatyti kontekstą. Kai esi duobėjai, truputį pasižiūrėti iš tolo ir nesureikšmint labai smarkiai tos situacijos ir žinot, kad po to kažkas pavasaris po žiemos ateis, ne? Kai yra kažkokia pauzė, matyti, kad gali būti kitaip, kai esi rutinoje ar kai reikia kartoti tą patį per tą patį, kas kartais būna sunku irgi žinoti, plačiaja prasme link ko tai einu. Ir dabar tai, ką pasakoju organizacijai, personalo specialistams, vadovams, identifikuoti, pamatyti, kokia yra situacija, pamatyti tą smėlio dėžę ir tada žiūrėti, jau tada koncentruotis į kažkokius tai konkrečius dalykus. Žinai, kadangi vienas iš veiklos barų yra darbas su moderavimo strategijų kūrimo, tai iš to baro, tokį kaip galima būtų pritaikyti, tokį kaip ir įrankį arba metodą, arba būdą. Pirmas dalykas tai aiškiai žinoti, kodėl, tai yra, kur aš noriu nueiti, arba kuo aš noriu, kad atsidurtų mano vadovai, mano organizacija, mano komanda, mano padalinys, mano middle managementas, ar ne, mano team leadai, arba ten dar kažkur, tai yra vizija, kur aš noriu, kad jie būtų. Tai aišku, kad susišaukia matyti su organizacijos tikslais, ar ne, nes vis tiek tam, kad jie galėtų dar labiau realizuoti organizacijos paskirtį, sukurti daugiau vertės ir panašiai. Tai kai aš žinau, kur norime nueiti, viena dalis yra. Antra dalis tai yra pasižiūrėti, kur mes šiuo metu esam. Santykė su to, kur norime būti. Tai yra dabartinės situacijos įsivertinimas. Kai aš turiu tą didesnį kodėl arba tą viziją, kur aš noriu, kad nueiti, tuomet tas vertinimas yra ne šiaip bet koks. Šiaip darom 360, nes fainai, patinka, nusipirkam įrankį. Kas po to su to įrankiu, ką tu darai? Tyrimus galima padaryti toliau. Aš bent jau esu mokytas, kad tai yra tas įrankis, pagal Marshall Goldsmito sistemą yra pradžia metų augimo proceso lyderio. Kai tu išanalizuoji, identifikuoji sritis ir turi tam tikrą procesą testinį su savo komanda ir kartu su savo komanda augi tu, užduodamas jiems klausimus, gaudamas pasiūlymus, koreguodamas arba įdiegdamas savo naujus elgesio modelius, ar ne, ir dar kartą pargrįždamas po mėnesių ir dar kartą kartuoji visus metus, tuomet tas 360 jisai turi prasmę. Ir tada tu supranti, koks yra tas didesnis kodėl. Kai mes išsivertinam, turime kodėl, turime viziją, kur norime, kad nueitume, įsivertiname dabartinę situaciją ir tuomet žiūrime, kokie yra pagrindiniai iššūkiai ir pagrindinės kliūtis tarp to, kur aš noriu, kad mes nueitume kaip komanda, arba kad aš noriu kaip HR profesionalė, vadovė, noriu, kad nueitų mano organizacija arba vadovas, ar ne, ir tarp to, kur mes dabar esam. Ir susidėlioju vieną, kitą, trečią veiksmą. Ir tie veiksmai, jie neturi būti mega. Tai gali būti vienas paprastas žingsnis link. Padarai tą žingsnį,
organizacija su juo apsipranta, vėl įsivertini situaciją, vėl turi vaizdą, koks yra kitas tas mažas žingsnis. Pavyzdžiui, Miroslavai, jeigu dabar įsivaizduokim vadovą, kuris atliko tuos namų darbus, pamatė savo didelį gražų kodėl ir mato, kad velnis daug įtiki jo, o tu sakai, užtenka vieno mažo žingsnio. Tikrai turi pavyzdžių iš vadovų, iš organizacijų, kokie tie žingsniai gali būti, kad iki to, kodėl jau pradėčiau tikėti, kad nueisiu. Vienas dalykas, apie vieną žingsnį mes su tavimi jau kalbėjome dabar šiandien, ar ne? Tai yra kalbėjome apie mūsų one-on-one'us, arba apie tos pokalbius, kur mes sukūrėme tam, kad sukurti ryšį, žinoti labiau, ar ne, kaip galima padėti mano komandos nariui augti, tai aš turiu sukurti erdvės, kad tas žmogus kalbėtų ne tik tai apie man rūpimus dalykus, bet ir apie jam arba jai rūpimus dalykus. Yra viena labai gera knyga, gal turėsim progą dar apie. Pasakyk, nes mano klausimas yra vienas iš tų, kokią knygą rekomenduotum auginančių pokalbių laidos kontekste auditorijai. Michael Bungay Stanier, tu puikiai žinai, coachingo įprotis. Esminės šitos knygos momentas yra tai, kad vadovai turi neužknysti. Okay. Tai yra neiškaučinti, neiškaučinti, neužkaučinti, nepakaučinti, ar ne, bet sukurti erdvės savo komandos nariams pasiūlyti, apmastyti, sugalvoti, paanalizuoti, parodyti iniciatyvos. Nes mes dažniausiai kaip ir pokalbėse, bent jau aš pagal save sprendžiu, nes to reikėjo man daug mokytis, ar šiuo metu mokausi tų tylos pauzių. Užduodi klausimą, pats esi greitas ir per tavo įprastą reakcijos laiką, kuris tau įprastas, nes tu toks esi, komanda neatsakė, tai koks galėtų būti sprendimas, ar ne? Aha, tai jūs nežinote sprendimo, tai aš sprendimą žinau. Ir sprendimas toks. Tai koks idiotas prieštaraus vadovų pasiūlymui. Ir tokiais paprastais žingsniais, taip drastiškiau gal pasakysiu, mes atbūkiname savo komandos narius. Mes už juos sukūrėme susitikimų darbotvarkės. Juos sukviečiam, sumoderuojam posėdžiams, sugalvojam klausimus, sugalvojam sprendimus, pasirūpinam, kad būtų paruoštas protokolas, paskambinam, jeigu veiksmas dar neatliktas, kurį nudelegavom, ir jeigu tas veiksmas neatliktas, dar padarome už juos, arba suorganizuojame, kad būtų padaryta. Wow! Svajonių organizacija. Ką man reikia mąstyti? Ką man reikia bandyti? O jeigu suklysiu? O jeigu ne taip? Puikus vadovas, puikiai vadovė, jeigu toliau taip varo, man yra labai gerai. Jo, tegu draskasi, daro, ir tada gaunam mikromanagerius, ar ne? Kurie tiesiog yra apkrauti užduotim, kurias patys sugalvoja sprendimus ir dienos pabaigoje dar patys už tą pačią komandą turi gyventi. Tai vienas dalykas, labai paprastas dalykas, sukūrė daugiau erdvės, mes sudarysime sąlygas žmonėm mąstyti, siūlyti ir prisimti atsakomybę, ar ne, sugalvoti veiksmus ir prisimti atsakomybę už juos. Čia kaip vienas toks paprasčiausias pavyzdys, ar pakankamai konkretus? Aš manau, kad jo. Ir aš dabar jau, žinai, po truputį galvoju apie apibendrinimą mūsų pokalbio ir galvoju, kad daugybė buvo tokių mažų taiklių patarimų tiem, kas nori augti ir auginti savo komandas, tiek vadovam, tiek personalo žmonėm. Aš manau, kad šitą pokalbį bus galima pasikonspektuoti ir turėti tada, kai svirs rankos. Nes tai, kas man patiko, ką pradžioj daug aptarė ir apie ką kalbėjom, kad reikia leisti tau išbūti, priimti tai, kas vyksta ir priimti tai kaip normalų dalyką, kaip normalų procesą. Priimti žiemą savo gyvenime, suprasti, kad organizacijoje irgi ne visi yra pavasarį, jeigu tu, tarkim, dabar nuėjęs kursus esi ant bangos ir ten vasarą tau jau kedena plaukus ir tu turi daugybę energijos. Dalis gali būti visiškai kituose etapuose, tiek amžiaus prasme, tiek gyvenimo patirčių etapuose. Ir tai irgi
Judėjimo organizacijų prasme, irgi savo buvimo organizacijų prasme. Nu, ta prasme, taigi, amžinų darbuotojų toj pačioje organizacijoje, amžinų komandos narių nebūtinai turi būti ir net nebūtinai, kad tai yra gerai. Ar ne? Gali būti, kad dalis mūsų komandos narių jau šiuo metu yra tam brandos etape, kad šitoje organizacijoje, tokiuose pareigose, kurias mes galime suteikti, čia yra dar klausimas, galime, nes visą laiką galime sugalvoti papildomų dalykų, kaip mes galime išlaikyti to žmonės, ar ne? Tam, ką turime padaryti. Sukurti galimybės augti. Papildomas. Ar ne? Tai net ir tuose pačiose pareigose galima sukurti papildomas galimybės augti, naują užduočių struktūrą, nauji papildomi dalykai ir taip toliau. Bet kuriuo atveju gali būti dalis žmonių, kurie jau yra tam brandos etape mūsų organizacijai, kurie išjudės natūraliai. Ne? Ir kurie, jeigu jie jau ieškosi arba išjuda natūraliai kitur, mes irgi tai turime priimti, nes tam tikruose organizacijose mes turime suvokti, koks yra ciklas mūsų organizacijos. Ar ne? Koks yra bendrai buvimo komandos narių ciklas. Ir jisai tikrai yra. Ir skirtingose organizacijose priklausomai nuo srities, nuo pobūdžio, nuo lygio, ar ne, tai ta prasme, ar tai yra specialistas, ar tai yra labiau vadovas, tie ciklai, na, juos per laiką galima atpažinti. Ir jie gali būti kaip yra nuskaitomi. Ir mes turime iš anksto galimybę tam pasiruošti ir tą suvokti. Tai jeigu reflektuojam, galime ateiti ir į veiksmų dalį. Jeigu nereflektuojam, viskas mums yra didelis siurprizas. Kaip čia taip? Niekada nekalbėjau su to žmogum, o jisai išėjo, tai pakalbėk. Apie jam rūpimus arba jai rūpimus dalykus. Tikriausiai tame pokalbėje, jeigu jis yra atviras ir grįstas ryšių, pamatysi vieną kitą žymeklį, kuris jau rodo, kad šitam žmogui šitoje pareigybėje ankšta. Tada turėsi galimybę planuoti veiksmus. Gali kažką pasiūlyti? Siūlyk. Negali? Pradėk rūpintis į tą pareigybę ateinančio naujo žmogaus augimu. Kad tas žmogus, kuris ateis, būtų pasiruošęs tas pareigas atlikti. Ryšys. Dėkui, Miroslavai. Buvo be galo auginantis ir įkvepiantis pokalbis. Aš savo pati pasiėmiau vieną mažutį patarimą išbūti su kitų žmonių skirtumais ir skirtingom frazėm. Nes tai, ką sakėjai, man būdinga tas, tai aš padarysiu pati, tai aš greičiau čia viskas bus ir, na, labai labai pažįstama ta situacija ir tikrai man reikia daug sąmoningumo būnant tame ir leidžiant kitiem augti ir veikti. Tai vat, aš... Galiu vieną dar dalyką, pabaigai apie save susireflektuojant apie save. Kai aš pats leidau savo išbūti, aš pagalvojau apie terminą. Kad tai netaptų Paleidžiu viską savaip ir pabėgimu nuo veiksmo, ar ne, amžinoji refleksijos būsena. Aš sakau, okei, Miroslavai, šiuo metu aš leidžiu savo išbūti 3 mėnesius. Pusę metų. Savaitę. Bet nusistatau terminą. Po to, kai tas terminas sueis, aš susėdu, generuoju veiksmą arba pradedu jau veikti, jeigu tie veiksmai yra sugeneruoti. Ar ne, tai ir tuose pačiuose pareigose, ir keičiant darbą, ar ne, tai užsiknisau dabartinėme darbe, dabar išeinu ir pailsėsiu. Išėjau ir kitą dieną pradedu ieškotis. Kur pailsėsiu? Tai leisk savo pailsėti tos 3 mėnesius, tą vasarą praleisti. Okei, leidžiu savo pailsėti 3 mėnesius, uždarau kompus, skelbimus, ilsiuosi, ieškau, nežinau, darau tai, ką noriu. Pasibaigė terminas, prasideda veiksmas. Nes priešingų atveju tame suderinime daugelio kitų, multitaskinime daugelio kitų dalykų, nei tu ilsiesi, nei tu ieškai. Tai Irgi yra nieko iš to gero, ne? Nes po to ateini į kitą darbą jau vėl nuo pat pradžių nuvargęs. Taip. Super. Dėkui labai, Miroslavai. Tikrai nuoširdžiai dėkoju. O aš su auginančių pokalbių klausytojais atsisveikinu iki kito karto
Ir mes su Miroslavu tęsime savo pašnekesį jau išskirtinai tik HR klubo bendruomeniai. Tips and Tricks rubrikoje kalbėsime apie tai, o kaip išbūti sąmoningiems, kaip užsitikrinti, kad savirefleksija vyktų reguliariai ir truputį giliau ir tiksliau pakapstysime šią temą, apie ką kalbėjome. Tai dėkui Jums labai, dėkui Miroslavai. Ačiū labai, kad pakvietei. Man buvo labai smagu ir dar, kad nepamirščiau, aš turiu dovanų. Mūsų draugai Esu Design specialiai auginančių pokalbių pašnekovams sukūrė knygų dėklą. Tai dovanoju tau jį ir tikiu, kad čia tilps ne viena auginanti knyga. Ačiū labai. Dėkui tau. Dėkui.